Žmogelis, važiuodamas į darbą, užveža savo žmoną pas ginekologą, palieka ją pats į autoservisą, ten, kur dirba. Per pietus žmona skambina į autoservisą. Labadiena, gal būtų galima bronių. Kitas mechanikas sako, atleiskit, ponia, bet bronius labai užsiėmęs, po mašiną palindęs, gal ką nors perduot. Nu, perduokit jam, kad skambino žmona. Žodžiu, aš ką tik iš ginekologo, tai ginekologas pasakė, kad aš neneščia, kad čia yra tiesiog tas išsipūtimas, tai yra aerofagija, ta prasme, nuo oro pilvas išsipūtęs. Tai žodžiu, va šitą ir perduokit. Gerai, ponia, viską perduosim. Grįžta vyras. Vakarė namo, po darbo, sako, tai kam tu jiems ten skambina ir viską pasakei? Nu, kas čia tokio, kaip man daktaras sakė, taip aš ir pasakiau. Kaip pasakiau. Už tai iš manęs pusę dienos visa chebra tyčiojosi. Nu, ko čia tyčiojosi? Nu, ko? Sako, broniau, ateik čia su savo daikčiuku, reikia padangą